Labas vakaras. Šiandien pasiaiškinsime sukimosi kūnų turinčių sukimosi ašį, kurie apdirbami sukantis apie šią ašį, braižymą SolidWorks programa, naudojant įrankį Revolved Boss Base. Tai ką, vėl pradėjome eskizą, renkam detalę, pasirenkame plokštumą priekinę vėl ir braižom eskizą. Pradedam nuo ašinės linijos. Interline ir midpoint line. Padarysiu, kad jie abi pusės brėžtų lygiai. Va. Nubraižiau ašinę liniją. Ir šiek tiek eskizuosiu. Šiek tiek paeskizuosiu sukinio kontūrą. Naudojam paprastą liniją. Tai paprastą liniją. Laisvą formą. Braižom kontūrą sukinio. Nu va. Nu. Taip ir taip. Ir baigiame. Dabar sudedame matmenis. Vėl naudojam Smart Dimension. Ir pradedam nuo skersmens. Reiškia, kad nubrėžti skersmenį. Skersmens. Brėžiam skersmens matmenį. Brėžiant skersmens matmenį reikia paliesti ašinę liniją ir nueiti šiek tiek žemiau jos. Dedam matmenis. Uždėsim pagrindinį matmenį. Gabaritinį matmenį tai yra. Mat. Nuo. Taip. Ilgis. Dar vienas skersmuo. Uždėsim skersmenį 50. Ir dar vienas ilgis. Tarkime. Ir skersmuo. O. Jeigu. Nu. Taip. Gerai. Uždėsim skersmenį. Nu. 45. Ir turime eskizą. Dabar panaudosime komandą Revolve Boss Base. Čia rašo, kad
Eskizas vis dar atidarytas. Mes jį uždarysime. Štai mūsų eskizas. Štai mūsų trimatis brėžinys. A1 yra ta sukimosi linija, apie kurią sukame. Toliau čia įvairių opcijų galima pasirinkti. Mes pasirinkame blankitų, neaptarinėjame. Ir čia sukimosi kampas. Jeigu aš padarau 70, tarkime, tai kas gaunasi? Sukimosi kūnas. Pabaigiam. Va. Tik šiuo atveju mums trūksta dar vieno. Dar vieno kaip ir pjūvį iš karto. Mums trūksta dar vieno. Ketvirčio. Aš papuoju 360. Ir štai mes turime sukimus. Nubražėme. Keliame. Dabar ką padarysime? Dabar taip, einant grįžtame į redaguoti eskizą ir šiek tiek aukščiau nusibrėžėme dar vieną liniją. Einame į eskizą, nusibrėžėme liniją. Liniją. Ir uždedu horizontalumą. Taip pat. Dabar duodu vidinį skersmenį. Vėl einu į matmenis. Akmuo aktyvus. Taip, kažkokia linija. Gal čia reikia. O štai, užduodam matmenį. Užduodam 10. Uždaviau matmenį. Ir dabar darome tą pačią komandą. Taip. Einame iš eskizo. Aha. Taip. Viena klaida. Nežino, koks į kontūrą revolvinti. Grįžtame į eskizą, redagavimą. Pažymime, kad viršutinį kontūrą revolvinam. Ir štai turime trupinį, tik šį kartą jau stumime. Ir taip nubraižėme kilpinę. Ir galime padaryti pjūvį. Taip. 200. Išeiti komandos. Matote, kaip lengvai padarė. Tiek. Turime išsiaiškinti šiandien.